Sveiki dar kartą. Malonu, kad atvykote į pirmuosius Cedral montavimo online mokymus. Aš esu Mantas Urbanas, dirbu Eternit Baltic daugiau nei 4 metai. Esu techninis žmogus atsakingas už Cedral montavimą. Tai visi klausimai, kurie susiję techniniai su Cedral, gali būti paklausimi manęs, tai į juos atsakau. Tikriausiai nebelauksiu, kas prisijungia, tas prisijungia. Jei kažkas ateis vėliau, tai galės išgirsti. Tai trumpai šiandienos planas. Tai apie ETEX, apie Cedral asortimentą, sandėliavimas, transportavimas, darbas su Cedral, fasado konstrukcija, karkasas, Cedral Classic ir tvirtinimas. Ir galiausiai bus klausimai. Klausimus paprašysiu rašyti į chatą, kuriuos galite susirasti pas mane viršuje, išlindant į juos, tai ir paspauskite chat. Ten prašysiu rašyti klausimus. Klausimus padės sužiūrėti mano kolega Donatas, tai pabaigoje skaidrių galėsite užduoti klausimus. Galite užduoti ir dabar, iš tikrųjų tiesiog pabaigoje atsakysiu. Tai kas tai yra ETEX grupė? Mes jai priklausome, Eternit Baltic priklauso ETEX grupiai. ETEX grupė išsidėsčiusi per 42 pasaulio šalis. Dirba 14,5 tūkstančio darbuotojų. Turime 3 inovacijų centrus, kur plėtojame savo produktus. Viso yra 113 gamyklų, 2 iš jų turime Naujoje Akmenėje, tai Cedral ir banguotų lakštų gamykla. Ir grupės metinė apyvarta yra 2,8 milijardo eurų. Kaip minėjau, turime daug gamyklų. Akmenėje gaminame Cedral dangą, fasadinę dangą ir Eternit banguotus lakštus, bet grupė yra ir daugiau produktų, tai fasadinės plokštės, skirtos architektūriniams sprendimams, jos yra Kirton. Toliau produktai individualiems namams skirti, tai būtų Cedral dailylentės, Cedral plokštelės, Eternit banguoti lakštai ir agro sektoriai skirti cementiniai stogo lakštai. Pradėsiu nuo tokių 3 auksinių taisyklių, tai kad reikia gerbti medžiagą, toliau labai svarbu įrengti vėdinimą ir teisingai montuoti. Tai apie tai pakalbėsime šiandien. Pradžiai pristatysiu Cedral asortimentą. Tai turime 2 tipų lenteles, Cedral Classic ir Cedral Click. Kairėje pusėje nuotraukoje matote Cedral Classic dailylentę. Ji dažniausiai montuojama horizontaliai su užleidimu. Dešinėje pusėje yra Click dailylentė. Tai ji turi išfrezuotus griovelius, kurie vienas į kitą susileidžia. Apačioje matote ilgis vienodas, plotis skiriasi, storis, tai Cedral Classic yra 10 mm, Cedral Click 12 mm. Tiek Cedral Classic, tiek Cedral Click turi 2 skirtingus paviršius, tai tiek medžio faktūrinį paviršių, tiek lygų paviršių. Pagrindinė sudėtis – cementas, smėlis, celiuliozė, vanduo. Vanduo labiausiai reikalingas gamybos procese, paskui didžioji jo dalis išgaruoja, bet jis kaip ir gyvybiškai svarbus, kad Cedral būtų toks, koks jis yra. Kodėl verta rinktis Cedral? Tai reikalauja mažai priežiūros, nepūna, atspari gyvūnams, vabzdžiams, nepalankioms oro sąlygoms. Turime apdailinius profilius pagal dailinčių spalvas. Tai profilių yra užtektinai, jų praktiškai užtenka visiems sprendimam, kuriuo reikia rengti mūsų fasadai. Idealiai tinka naudoti vietoje medienos dailinčių, tai dėl to, kad konstrukcija labai panaši ir nėra degi dailylentė, turi A2, S1, D0 atsparumo ugniai klasę, tai reiškia, kad dailylentė nedega ir per ją negali plisti ugnis. Taip pat 10 metų garantija spalvai. Čia praeitos savaitės nuotrauka,
kolega, čia objektas Latvijoje, tai kolega buvo nuvažiavęs prie objekto, kuris įrengtas prieš 13 metų ir atsivežė spalvos pavyzdžius, kad palygintų vizualiai objekto daryto prieš 13 metų ir dabartinės spalvos pavyzdžius. Tai kaip matot, vizualiai skirtumo labai minimalus, nes nuotraukoje net nepastebi. Štai taip atrodo šitas objektas, kuris buvo įrengtas prieš 13 metų. Sandėliavimas ir transportavimas. Jei tik įmanoma, geriausiai, idealiausiai sandėliuoti cedral uždengtas viduje. Reikia užtikrinti lygų tvirtą pagrindą, kad nebūtų sandėliuojamos sukrypusios. Toliau būtina saugoti nuo atmosferos poveikio, tai neturėtų būti lauke atidengtos ir gauti lietaus, drėgmės ir stovėti. Tai tiesiog neleiskite cedral sušlapti sandėliavimo metu. Keliant dailylentes reikia jas pakelti ir nunešti nuo paletės, traukti negalima, dėl to, kad pažeisite dailylenčių paviršių. Jeigu nešate, tai neškite pakreipę šonu, negulščiai. Kas nutinka, jei cedral sušlampa sandėliavimo metu? Tai čia ką matote, yra pabalimai. Tai jie atsiranda dėl to, kad sandėliuojant, dailylentės, jeigu gauna sušlapti, jos labai pritraukia drėgmės ir esančios aktyvios kalkės dailylentės viduje ištirpsta vandenyje ir tokiu būdu gali išmigruoti į išorinę dailylentės pusę. Ir tada, kai gauna oro, jos pabaltuoja. Tai dažna klaida, dar net nepradėjus montuoti, jau kaip ir pradedame gadinti medžiagą. Tai nereikėtų to daryti. Darbas su cedra. Pjovimo būdų yra daugiau, aš čia gal išskyriau du. Tai su diskiniu pjūklu pjovimas ir su siaura pjūkliu. Diskinį pjūklą rekomenduočiau statybininkams, kurie profesionaliai dirba, kadangi jo ilgam užtenka, bet jis kainos atžvilgiu nėra pigus šis pjūklas, nebent mes su juo daug dirbame, tai jis tikrai atsiperka. Siaura pjūklio geležtė, tai turbūt panašiai apie 10 kartų pigesnė už diską kairėje pusėje. Tai ir jį rekomenduočiau žmonėms, kurie savo patys pasidaro namą. Dėl savęs tiesiog darosi namą, tai rekomenduočiau naudoti siaurą pjūklio geležtę. Modelis čia Bosch T141HM, galima įsigyti daugelį prekybos centrų. Toliau cedral Classic tvirtinti galima sraigtais, vinių kalimo įrankiu ar plaktuku. Tai rekomenduojame sraigtais, kadangi lengviausia padaryti pakeitimus, jeigu kažką netaip pritvirtiname, norime ar perkelti, ar, nežinau, iš naujo dailylentę pertvirtinti, tai rekomenduoju sraigtus. Su vinimis jau šiek tiek sudėtingiau. Cedral Click visada tvirtinamos su kabėmis. Click kabės gali būti tvirtinamos tiek į medinę, tiek į metalinę konstrukciją, tiesiog skirsis kabių komplektacija. Tai jeigu norime medžiai, tai kabės komplektuojasi su sraigtais. Jeigu norime tvirtinti metalą, tai kabės komplektuojasi su kniedėmis. Ir nepamirškime darbų saugos, tai pjovimo gręžimo metu susidaro dulkės. Tai geriausia būtų, jeigu turėtume specialų dulkių siurblį, kuris jungiasi prie įrankių ir pjautume vietoje su tinkamu vėdinimu. Jeigu dulkės nepasišalina efektyviai, tai rekomenduojame naudoti veido kaukės. Po pjaustimo ir gręžimo susidaro tos dulkės, tai jas šiaip pjaustyti ir gręžti reikėtų sausoje aplinkoje, o dulkės pašalinti su sausa šluoste. Sausa šluoste todėl, kad negautų tos dulkės drėgmės, jos yra cementinės, tai gali atsitikti taip, kad sušlapusios jos prikibs prie paviršiaus dailylentės ir nebebus įmanoma tų dulkių nuvalyti.
Tai tiek dulkes valyti sausai, tiek ir pjaustyti reikėtų sausoje aplinkoje. Vėdinamo fasado įrengimas, fasado konstrukcija. Tai Cedral fasadas yra vėdinamas fasadas ir čia labai svarbu, vienas pagrindinių kaip ir reikalavimų, jeigu norime, kad galiotų garantija, tai turi būti įrengtas tinkamas vėdinimas. Tai apie jį daugiau ir dabar pakalbėsim. Vėdinama fasado konstrukcija, tai pradžiai pastato oda sauganti pastatą nuo vandens, šiuo atveju būtų Cedral dailylentės, kurios saugo visą konstrukciją nuo vandens. Iš karto už dailylenčių nugarinės pusės eina vėdinamas oro tarpas ir atraminė siena. Tai vėdinimo reikalavimai. Oro tarpas turi būti didesnis negu 30 mm. Kaip matote, čia pavaizduotų už dailylenčių nugarinės pusės. Dailylentės reiktų atkelti 15 cm nuo žemės, tvirtinti pirmą dailylenčių eilę reiktų 15 cm nuo žemės, o fasado apačioje, fasado viršuje, virš po langais ir virš durų reiktų palikti ištisinius 10 mm oro tarpus, tam, kad galėtų oras laisvai patekti ir laisvai išeiti iš fasado. Karkasas. Tai medinis ir aliumininis. Aišku, jų yra daugiau, cinkuotas gali būti ir kompoziciniai, bet šie tokie populiariausi šiuo metu naudojami. Medinis karkasas. Jeigu karkasą reiktų montuoti atsižvelgiant į tai, kaip norime montuoti dailylentės. Tai jeigu norėsime dailylentės pritvirtinti vertikaliai, tuomet turime daryti dvigubą konstrukciją, kaip parodyta paveikslėlyje po kairę. Pirma eina vertikalūs tašai, tada horizontalūs ir tuomet jau tvirtinsim dailylentės vertikaliai. Jeigu norim dailylentės tvirtinti horizontaliai, tai konstrukcija turi būti tokia, kaip pavaizduota po dešinę. Vertikalūs tašai ir tuomet pritvirtinam dailylentės pagal konstrukcijos tipą. Abiem atvejais turi būti užtikrintas oro tekėjimas. Atraminiai konstrukcijai įrengti naudojam sausas medieną, tai mažiau negu 20% drėgnumo. To reikia, kad nebūtų taip, jog sudėjus šlapią medieną, viskas išsikraipo. Tai sudėjus sausą medieną tiesiog konstrukcija įsilaikys tiesiai. Medienos apsaugai naudojam EPDM juostą, jį atspari ultravioletui ir drėgmei ir skirta saugoti medienai. Ir konstrukcijos žingsnis net turi būti didesnis negu 60 cm. Aliuminis karkasas pagrindinį privalumą išskirčiau gal, kad lengva išlyginti sienas, tai jeigu sienos nėra tiesios, su aliuminio konstrukcija lengva ją ištiesinti. Tvirtinant sraigtais, minimalus storis turi būti 2 mm. Žingsnis taip pat negali būti didesnis nei 60 cm. EPDM juostos šiuo atveju nereikia naudoti, nes, kaip minėjau, EPDM juostas skirta medienos apsaugai. Cedral Classic ir Click tvirtinimas. Tai išskirti 5 žingsniai: karkaso įrengimas, vėdinimo profilio tvirtinimas, vertikalių profilių tvirtinimas, horizontalių profilių tvirtinimas ir dailylenčių tvirtinimas. Pirmas žingsnis: atstumas tarp atramų nedidesnis nei 60 cm, kaip minėjau. Profilių pločiai, tai profilių ar tašų pločiai. Jeigu montuojame Cedral Classic, tai ten, kur bus sujungimai, kaip čia pavaizduota nuotraukoje, ten reikia naudoti platesnius tašus. Tai būtų minimaliai 70 mm. Kitose vietose, tarpiniuose atramuose, naudojam 40 mm pločio tašus. Čia yra minimalus reikalavimai, galimi didesni. Net ir rekomenduočiau iš tikrųjų naudotis, tarkim, ties sujungimais 10 cm pločio, tam, kad būtų patogiau pritvirtinti. Montuojant Cedral Click, ties sujungimais ar tarp atramuose, nesvarbu, visur naudojam 60 cm, tai yra 60 mm pločio tašus. Karkaso įrengimas. Tai
reikėtų užtikrinti, kad karkasas yra išlygintas ir vienoje linijoje. Nes kaip pavaizduota pačioje nuotraukoje, tai tikriausiai apvalaus tokio fasado nenorime ir nenorime, kad jis būtų banguotas, tai tiesiog reiktų naudoti bulšiuką ir virvę, kad pasižiūrėti, ar siena gaunasi teisingai. Ir tinkamai pritvirtinti prie sienos. Tai, žinoma, čia tvirtinimos prie sienos skirsis priklausomai nuo to, koks jūsų namas ar medinis, ar mūrinis, ar iš blokelio. Karkaso įrengimui, tai įrengimas EPDM juosta, jeigu montuojame Cedral Click, tai visa konstrukcija turi būti ištisai padengta EPDM juosta. Jeigu montuojame Cedral Classic, tai EPDM juostą reikia naudoti po vertikaliais profiliais ir ties dairylenčių sujungimais. Kas tai vertikalūs profiliai, truputį kitose skaidrėse paaiškinsiu. Dėl vėdinimo profilio tvirtinimo, vėdinimo profilį naudojame fasado apačioje, viršuje. Jis saugo nuo gyvūnų, tai labiausiai, manyčiau, nuo graužiukų, kad į termoizoliaciją per vėdinamą oro tarpą nepakliūtų būtent tie kenkėjai ir neįsikurtų termoizoliacija. Šis profilis yra skirtingų pločių, 40, 50, 70 ar 100 mm. Tai jį pasirenkame pagal savo poreikius. Priklausomai nuo tai, kokio storio mūsų oro tarpas. Kaip minėjau, vėdinimo profilį reikia ir virš langų, ir po langais palikti. Ir mažiausiai turi būti paliekamas 10 mm ištisinis oro tarpas. Čia schematiškai pavaizduota ant fasado, kur reikia naudoti vėdinimą profilį. Tai būtų fasado apačioje, fasado viršuje, virš langų, po langais. Čia yra Cedral Classic profiliai. Apie juos labai detaliai nepasakosiu. Tiesiog, kaip minėjau, jie yra skirti tiek išoriniam sienom, tiek angokraščiam, tiek vidiniam kampam, išbaigimam. Pradžios profilis yra, tai kokių tik profilių praktiškai reikia, jos galima pritaikyti. Cedral Click profiliai, tai panašus, mažiau vieno, nes iš išorinio kampo ir angokraščio profilis Cedral Click išeina tas pats. Profilius mūsų galite atpažinti su įspaudu, tai profiliai turi tiesiog tokį Cedral įspaudą. Vertikalūs profiliai. Tai šie profiliai, vertikalūs pavadinti, tie profiliai, kurie ant fasado tvirtinasi vertikaliai, tai būtų išorinio kampo, angokraščio, prie lango sujungimo profilis, vidinio kampo profilis. Nepamirškit, kad po kiekvienu profiliu reiktų pakloti EPDM juostą. Horizontalių profilių tvirtinimas. Tai horizontalus profilis montuojant Cedral Classic būtų pradžios profilis. Jis tvirtinamas fasado apačioje ir kai kuriais atvejais virš langų. Tai virš langų galime naudoti šį profilį, jeigu, kaip nuotraukoje pavaizduota, dailylentė dedasi pilnu pločiu. Tai tokiu atveju verta naudoti šį profilį. Kitais atvejais, jeigu išpjova kokia, tai nelabai pavyks panaudoti šį profilį, kadangi jis turi tam tikrą suvertimą, kuris nederės, jeigu nėra pilno pločio lento naudojimo. Montuojant Cedral Click, tai yra Cedral Click pradžios profilis, kuris specialiai pritaikytas, kad jį įsifiksuotų Cedral Click dailylentė, o virš langų naudojamas kitokios skerspjūvio profilis, kitokio tipo, tai jį įsistato jau dailylentė, kaip parodyta nuotrauka. Rekomenduojame tvirtinti profilius tik su sraigtais, kurie turi plokščią galvutę, būtent tam, kad netrukdytų įstatyti dailylentes ar jas tvirtinti. Dabar prieisime prie dailylenčių tvirtinimo. Tai Cedral Classic, jas galima ant fasado jungti keliais būdais, tai yra vertikalus jungimas, laisvas jungimas, pusnis jungimas.
Kokie skirtumai? Tai čia kaip parodyta, turime sujungimus visus vienoje vietoje, tai tose vietose turime naudoti platesnį profilį. Platesnį profilį ar tašą. Tai minimaliai 70 mm, tarpinės atramos būtų minimaliai 40 mm. Jeigu laisvas jungimas, turime visur naudoti platesnius tašus, kadangi nežinome, kur bus jungimas. Jeigu pusinis jungimas, tai esame numatę kelias vietas jungimam, tai ten naudojam platesnius tašus, kur galime naudoti siauresnius. Sidral Click visur naudojame 60 mm pločio tašus arba didesnius. Tvirtinant dailylentę reikia išlaikyti minimalų atstumą nuo kraštų, tai būtų 20 mm nuo vienos ir kitos briaunos. Rekomenduočiau prieš tvirtinant kampinius sraigtus išsigręžti skyles vien dėl to, kad tai yra silpniausia dailylentės vieta ir jeigu persistengiam, galime nuskelti kampą. Tai tiesiog išsigręžiant prieš apsaugosime tą kampą. Jeigu turime medinę konstrukciją, tai tokio tipo sraigtai naudojami. Jeigu metalinė, tokio tipo sraigtai. Dailylenčių tvirtinimas. Tai užsidėjome pradžios profilį, išsilyginome jį ir dedame pirmąją dailylentę. Tvirtinti reikėtų 15 cm nuo žemės. Dėl kelių priežasčių, tai jeigu rudenį užverstų lapais, ar tarkim žiemą užsnigtų, tai kad kaip ir būtų didesnė galimybė orui patekti, bet kokiu atveju, net jeigu ir užverčiame, mes turime kaip ir pašalinti tam, kad teisingai vėdintųsi fasadas. Taip pat aukščiau reikia montuoti, kad lietaus metu nebūtų pastoviai purvinamas ir šlapinamas jūsų fasadas. Toliau antrą dailylenčių eilę montuojame užleisdami, čia parodyta nuotraukoje, užleisdami 30 mm ir pritvirtinami prie kiekvienos atramos. Tai visas dailylentės tvirtinamas vienodų principų. Užleidžiam 30 mm ir tvirtinam prie kiekvienos atramos. Po sujungimais naudojam EPDM juostą. Tai, kaip minėjau, reikia EPDM juostą naudoti po profiliais ir po sujungimais. Šiuo atveju, jeigu sujungimas nedaromas ne vienoje vietoje, svaidomas visur, tai paklojam EPDM juostą po sujungimu ir užleidžiam po apačioj esančią dailylentę, kaip parodyta dešinėje pusėje esančioje nuotraukoje. Sujungimo tarpas turi būti 2-3 mm. Čia tam, kad kompensuotųsi deformacijas. Toliau tvirtinant, turim nepamiršti palikti ištisinius oro tarpus po langais, virš langų, fasado viršuje. Ir turime Cedral pagalbinės montavimo priemonės, tai čia yra kaip pagalbinės rankos, jos reguliuojamas ir jas paprastai naudoti. Tai tiesiog nuotrauką matote, kaip įsitvirtina šis laikiklis. Žmonėm tiesiog nereikia antro darbininko, kuris jums laikytų dailylentę tvirtinimo metu. Galime naudoti šios įrankius ir tvirtinti dailylentę vieni patys. Nes šių įrankių neparduodame, juos nuomojame, nuomos kainos nėra, nemokamai nuomojame, tiesiog, kai jeigu perkate dailylentes, reiktų kreiptis į prekybininkus ir mes parūpinsime, kad jūs gautumėte šios įrankius. Cedral Click dailylenčių tvirtinimas. Tai Click dailylentės tvirtinimas specialiomis kabėmis. Svarbu įsitikinti, kad kabė tvirtinama tiesiai. Tai kaip apačiai parodyta, kad nebūtų sukrypusi, o būtų tiesiai. Tai tiesiog reikia kabę daspausti pilnai į apačią, tai ir tada tvirtinti sraigtą. Jeigu medinė konstrukcija, tai komplektuojasi su sraigtu. Jeigu metalinė konstrukcija, komplektuojasi su kniedė. Toliau principas panašus, prisitvirtinam pradžios profilį, įstatom dailylentę. Taip pat pirmoji dailylenčių eilė turi būti pritvirtinta 15 cm nuo apačios
turime saugoti nuo sniego, lapų užvirtimų. Tiesiog jeigu matome, kad sniego daug užversta ar lapų, tai turime pravalyti. Toliau tvirtiname taip pat prie kiekvienos atramos ir kabes reikia tvirtinti šalia profilio, o ne ant jų. Tai minėjau, kad visi tašai ar profiliai yra vienodo pločio, montuojant Central Click. Tai galima tiesiog ties išoriniais kampais sudėti du tuo pačio pločio profilius tašus. Ir tada tvirtinti dailinintis arba tiesiog iš karto pasirinkti platesnį tašą. Sujungimuose naudojama viena kabė. Su viena kabė galima pritvirtinti dvi dailylentes ir kai montuojam Central Click, nereikia palikti jokio tarpelio. Bet jeigu nepaliekam čia jokio tarpelio, pilnai suglaudžiant, tada ties išoriniu kampu, kaip parodytoje apačioje esančioje nuotraukoje, paliekam 5 mm tarpelį. Ir taip pat tokiu pat principu kylam į viršų ir nepamirštam naudoti 10 mm pločio ištisinius tarpus po palangėmis, virš langų ir fasado viršuje. Kaip matot, pavaizduoti matomi tvirtinimo elementai fasado viršuje. Šitoje vietoje nebeišeina paslėpti sraigtų ar tvirtinimo kabių. Tai tenka tvirtinti matomų tvirtinimo būdų. Turime specialius sraigtus dažytus, kurie pritaikyti šiam tvirtinimui. Tai jų galima įsigyti visų pagal dailylinčių spalvas. Remontiniai dažai. Jeigu montavimo metu neatsitiktinai pabrėžėme ar kitaip pažeidėme dailylinčių paviršių, tai galime užtepti šias vietas remontiniais dažais. Jos reiktų naudoti +5 ir daugiau temperatūroje. Ir tepti reikia tik pažeistą vietą ar pjūvį, todėl kad šie remontiniai dažai yra tos pačios spalvos kaip ir dailylentės, bet jų blizgumas skiriasi. Ir jeigu užtepame ant dailylenčių paviršiaus, tiesiog matosi šio atspalvio skirtumas. Dažai skirti dėl estetinių priežasčių. Nėra privalu juos naudoti. Tai paskutiniai akcentai būtų įrengti tinkamą vėdinimą, tai nepamiršti, kad reikia 30 mm oro tarpo, bei angų fasado apačioje, viršuje, po langais, virš langų 10 mm. Pirmąją dailylentę tvirtinti 15 cm nuo žemės, atraminė konstrukcija išdėstyta ne rečiau nei kas 60 cm, o medienos apsaugai naudoti FADM juostą. Tai iš manęs šiandien tiek, dabar laukiam jūsų klausimų. Man tai turim klausimų. Taip, klausom. Tai vienas klausimas buvo, 2 klausimai tai yra, tai vienas klausimas, ar galinė dailylentės dalis yra dažyta ar gruntuota, tai aš nežinau, atsakiau į chatą, tai kad gruntuotas antra pusė yra, bet nedažyta. Aha. O antras ilgesnis klausimas, iš tikrųjų, kur tikriausiai reikėtų pakomentuoti. Ar galima sukti klasik lenteles vieną prie kitą glaudžiant, bet neužleidžiant? Vieną prie kitą glaudžiant? Tai yra horizontalus. Horizontaliai su tarpeliais. Tai toks būdas galimas, bet turi būti paliktas 5 mm minimalus tarpelis, tam, kad neužsilaikytų vanduo tarp dailylenčių ir kad tas tarpelis būtų išvėdinama. Taip pat tokiu atveju reikės konstrukciją dengti, jeigu medinė konstrukcija, būtinai dengti ištisai FADM juostą. Dar klausimų yra? Čia tai nėra. Tai dar rašykit klausimus, dar paskutinė skaidrė būtų, jeigu kils klausimų, galit kreiptis Facebook paskyroje, ar rašyti bendru paštu ethernet.ethernet.lt, arba yra
mano paštas asmeninis, tai mantas.urbanus@textgroup.com. Galite skambinti ir bendru telefonu. Ir lauksiu jūsų gegužės 5 dieną, 1 valandą praktiniuose online mokymuose. Būsiu mokymo bazėje ir demonstruosiu, kaip pritvirtinti Cedral Classic ir Cedral Click dailylentes. Gal dar klausimų atsirado? Ne, nėra. Tai tuomet, jeigu kils klausimų, tiesiog užsirašykit mano elektroninį paštą, galite parašyti, atsakysiu. O dabar dėkui, kad prisijungėt ir baigiam mokymus, manau. Ačiū Jums.